Varlės malda. Antoni de Melo. Skyrius malda. Kurpiaus malda. Pas rabiną Izaoką iš Gero atėjo kurpius ir klausė: Patark, kaip man ryte melstis? Mano klientai mat labai neturtingi, turi vos po vieną batų porą. Tai aš paimu tuos batus vėlų vakarą ir tęsiau beveik visą naktį. Ir taip iki aušros, kad suspėčiau. Lygi jų savininkai eis dirbti. Taigi, ką man daryti su malda? O ką lig šiol darydavai, paklausė rabinas. Kartais paskubomis pasimelsdavau ir vėl į darbą, bet tada jausdavausi nekaip. Retkarčiais leisdavau maldos valandai praslinkti pro šalį, tačiau mane užplūsdavo toks kaltės jausmas, kad kiekvieną syk keldamas plaktuką virš bato aš beveik girdėdavau savo širdį atsidūstant. Koks nelaimėlis esu, kad negaliu rytais pasimelsti. Rabinas tarė: Jei aš būčiau Dievas, tai man mielesnis būtų toks atodūsis negu tavo malda.